ateina audra. Koks vėjas kyla. Viskas. Slepiamės. Čia mano konservacijos pastangos išsaugoti Lietuvoje nykstančią rūšį. Čia yra auksiniai karosai. Pažiūrėkite juos. Jau netaip dažnai pagausi Lietuvoje. Didžiausi yra mano arba sugauti, arba padovanoti, o visi šitie mažiukai čia yra jau išneršę pas mane. Tiksliau, mano tėvų dekoratyviniam tvenkinukė. 11 kubinių metrų ten. Biologinė filtracija buvo ir viskas, ir vat sėkmingai. O čia jau aš jį užauginau. Ir toliau tavo gyvenimas tęsiasi čia. Ir jūsų visų. Jau aklimatizaciją padariau, aišku. Sumaišiau su šito vandeniu tvenkiniu. Tikslas yra juos dauginti ir paleidinėti. Aplinkinius ežerus, tvenkinius, kad jie kuo ilgiau neišnyktų Lietuvoje. Bet čia yra misija neįmanoma. Todėl, kad sidabrinis karosas jau viską nugalėjo. Liko tokie vat pavieniai. Truputį išbadėję jie. Tokie kaip bačkoj pagyveno kurį laiką be maisto. Nežinau, čia 40 gal jų. O čia yra mano paveldėjimas iš senelio sodo. 2 priekabos tokios. Čia tik tai viena iš 2. Nufilmavau parodyti. Daug visokių lentų, kurios tikrai pravers. Metaliniai kampai, įrankių visokių ten, pjūklai, plaktukai, kaltai, vavariniai vamsdeliai, kokie nors kubilą šildyti ar ką. Čia nuo šiltnamio kampai irgi panaudosim, tikrai labai daug fainų dalykų. Nupirkau 2 moskitinės. Viena tokia magnetinė prasiskiria, čia ant durų bus, o čia tiesiog didelė tokia ant lango, laikinai, kol lango nėra. Aš šiek tiek lenkiškai suprantu. Čia parašyta kurtina magnetina, kamarina nevpuščina. Čia reiškia moskitinė lenkiškai. Vat prašom, lova su platforma tokia, pakelta. Tarpeliai, kad čiužinys kvapuotų. Ten tarpelių nėra, todėl kad ten, nežinau, daiktam bus pasidėti ar gal spintelė kažkokio tai. Tyčia palikau kabutėse negražiasias pusės apačioj, kad jos matytųsi, nes man jos gražiosios. O čia lygu, kad matrasas lygiai gulėtų, arba toliau čia lova truputį pakeltą daryti. Kas prisimenat praeitam video, kur aš buvau užsienyje, ten buvo tokios dekoracijos kieme. Ten buvo viena šventė, jos vienkartinės, bet aš pasiėmiau ir pasidariau tokį šviestuvą. Ten iš Tiger Shopo, ar kaip jis ten vadinasi, tokios pigios lemputės. Ir nuo powerbanko čia naktį įjungsiu. Turėtų būti labai gražu. Aš šitų kamaliukų įvairaus dydžio, įvairių spalvų paėmiau. Galvojau, gal daugiau burbulų tokių skirtingam aukštyje išmėtyti, skirtingų spalvų, kad tiktų spalva prie sienos ir aš manau labai gražu bus. Pasimatuojam bortelį kokį aš padariau. Čia, kad čiužinys nečiuožtų žemyn. Čia yra didžiausias šokinėjantis voras, kurį aš esu matęs. Ir pažiūrėkit, jis kitoj moskitinės pusėj pagavo musę ir ją valgo per moskitinę.
Šiandien toks tapetų klijavimo laukia chaosas. Betvarkė. Klijai, gruntas. Vienus gruntuoju, kitus klijuoju, trečius dažau. Ir kiekvienas džiūna po kiekvienos operacijos. Kol kas progresas toks. Šita užklijuota, padažyta, priklijuota, viskas. Čia priklijuoti tapetai džiūna. Šita siena yra va čia. O šita siena yra va ten. Ne, atvirkščiai. Dabar yra 5 ryto ir aš varau žvejoti prie ežero to, kur pirmoji serijoje buvo. Aš iš vietinių žmonių gavau informacijos, kad ten gyvena auksiniai karosai. Linai ir auksiniai karosai. Nu, lydeką, ešerį ten, kojas raudės aš pats mačiau. Bet vietinis man pasakė, kad visi bandė ten pagauti tą auksinį karosą, bet jisai niekam nekimba. Kaip galima sakyti, kad visi bandė, jeigu aš dar nebandžiau. Visą laiką taip nedrąsiai per šitą lauką eidavau, todėl kad, nežinojau savininko, ar čia jisai supyktų ar nesupyktų, nes laukas prižiūrėtas, yra medžiotojų bokštelis. Bet dabar aš susipažinau su tuo kaimynu, tiksliau aš jį jau pažinojau, tik nežinojau, kad čia jo žemė. Tai pakalbėjau, sakė, viskas okei, gali vaikščioti. Ten vat mano kaimyno bokštelis. Medžioja jisai. Čia praktiškai visi medžioja ir žvejoja. Jeigu čia tyliai einu, nekalbant, tai kokius 3 kartus iš 5 pamatysiu elnę, arba stirną, arba dar ką nors briedį. Dabar šneku. Va, žiūrėkit, ką sakiau jums. Stirnaitė. Pažadinau? Šiaip pasilgau jau pelkės šitos. Šita žolė primena filmą Jūros periodo parkas. Tik vietoj dinozaurų briedžiai visokie. Ir čia dar neaišku, kas iš apačios gali pastverti. Kažkur ten į tą pusę ežeras. Čia kažkur upelis turi būti. Ir upelis vietom toksai nematomas. Reikia atsargiai. Ar čia nebus tik tai upelis? Ne. Tikrai ne. O čia kažkas nakvoja. Gal ne šiandien, bet keletas gyvūnų arba labai didelė meška. Wow. Nu, bet, sakyčiau, vietą galima buvo ir geresnę rasti. Nors visai sausai čia miegojo ir viską girdi, kas ateina prie tavęs. Gal ir nebloga vieta.
O čia toks kaip tvenkinukas vidury pelkės. Įdomu, koks ten gylis. Čia tai briedis. Vat šitas upelis. Ir neprisimenu, kur ten buvo ta vieta patogiai pereiti. Atėjom. O, ten jau kažkoks veiksmas. Aš manau, kur nors va ten, va, tarp lelijų žvejosim. Žiūrim. Pažiūrėkit, pirmas užmetimas. Dar gilį matavausi ant nuogo kabliuko. Kaip šovė, iš vandens šoko, vos ne tą kabliuką stvert. Kokia gražuolė, žiūrėkit. Gerai, kad nenupjovė kabliuko. Pirmoji toj vietoj buvo kažkoks netoks vaibas, tai perėjau į čia. Labai gražus kibimas buvo, bet nei karosas, nei lynas. O koja, kurią išleisim. Šeriukas. Kažkas rimtesnio užkiba. Kažkas rimtesnio, kibimas atrodė nerimtas. Ne ta žuvis, kurios tikėjausi, bet ne ką mažiau smagu. Pažiūrėkit, koks ešerys. Koks ešerienas. Gerulis. Jūs tik pažiūrėkit, koks gražuolis. Pažiūrėkit, kas darosi. Viena po kitos, kokios žuvis gražios. Kaip jums raudė. Raudės čia super gražios. Pažiūrėkit. Kokie pelekai. Nedavė tos kojos ešeriai raudės žvejoti karoso lyno, bet paskui po 6:10, po 6:15 nurimo visos šitos žuvis. Tokia tyla atėjo ir tada atėjo stambesnės kažkokios žuvis iš burbuliuko. Aš atpažinau, kad rausė dugną, bet surinkdavo tą batoną, bandelę ir išplaukė. Vėl pamėtau bandelės, vėl po 15-10 minučių atplaukė. Viskas surenka ir išplaukė, slieko neliečia. Tai galbūt kitą kartą atsivešiu kažkokią tai šviežią bandelę minkštą, kurią galima būtų kaip masalą naudoti. Gal jeigu jam skanu yra tas batonas, gal jisai tada ir su kabliuku paims. Bet nieko, sakau, labai didelį malonumą gavau, labai smagu buvo. Ir gyvas iš pelkės išėjau, tai irgi faina. Nu viskas. Ten vat mano namelis. Ruošiuosi jau namo važiuoti ir išvažiavimo pietus. Šį kartą ne dešrelės, normalus maistas. Iš šoninės gabaliuką tokį paėmiau. Pasikepsiu. Jau norėjau namo važiuoti ir lietus prasidėjo. Tai užsiropščiau čia taip pagulėti jaukiai. Va kiek liko šoninės namo pasiimsiu. Labai skanu buvo. Ten žuvies išpyliau dar. Medžio gabaliukus padėjau. Kas sudegs, tas sudegs. Nesudegs, kitą kartą sudeginsiu.
Labai gera. Šitą langą, nu čia laikinai tik tai, kad oras cirkuliuotų, nes čia visas karščiausias susirenka. Šitą langą galvojau gal netgi apvalų padaryti, kaip per tą filmą apie protingas beždžionės, kur vyras namie beždžionę laikė ir jinai pro tą apvalų langą visą laiką žiūrėdavo. Man patiko tas langas, gal nukopijuosim. O taip tai čia nakvoti nepavyko. Atrodo viską ir šitą dalį moskytinę uždariau lentutėm, visokiais popieriukais viską. Bet neįmanoma vis tiek naktį čia, nežinau, tūkstančiai uodų. Labai daug, tai bėgau į naktį į šitą į mašiną slėptis. O dabar va dieną tai normaliai, dar per lietų. O, čia saldžiai pamiegočiau dabar, bet reikia važiuoti. Nu, pusvalanduką pabūsiu gal kokį. Pasimėgausiu. Žiūrėkit, dar kai šitos brūsus per kitą atvažiavimą gal nudažysiu. Tai čia iš vis pasaka bus. Su lubom dar nežinau, neapsisprendžiau. Bet va, šitas spalva man labai graži. Ir man jau čia labai smagu darosi būti. Ypač va čia atsigulti. Tai pasaka. Pasaka. Nu ir va taip atrodo mano virtuvėlė po šito atvažiavimo. Turiu lovą, turiu padažytas, tapetuotas sienas. Aš labai patenkintas, kaip pavyko. Labai džiaugiuosi, va, tobulai. Dabar, kai aš paskutinį kartą jau uždėjau tuos lakštus, viskas, aš jau jų nenuiminėsiu. Vadinasi, iš kitos pusės galima juos pradėti izoliuoti normaliai, o ne servetėliam visokiam popieriniam.